Žiūrėkit, viskas labai paprasta. Visas meniu kaip ant delno. Įeinam į žaidimą, ar ne, matom koks mano rangas. Reiškia, vienas paspaudimas yra 7 žaidybiniai eurai. 5 pirštais paspaudimas yra 7 ir 5, 35 žaidybiniai eurai. Uždarbis per valandą. Tai yra pagrindinis parametras. Jis turi didėti. Jeigu jis nedidės, tai tada galite nežaisti. Dabar turiu energijos, ar ne, 4000, kurie atsistato 3 energijos vienetai per sekundę. Ir vat, kadangi aš galiu 35 vienu taptelėjimu pasiimti, tai vat aš greitai iki 1000 sumažėjau. Tai yra iki 0. Iki 0, vat nukrenta iki 0. Ir vėl tada 3 energijos vienetai per sekundę auga. Ne? Tai vat tapinti galiu, ne? Bet tam reikia čia, kad daugiau gauti 7 pas daug ką yra 1, kad pasieks 7 reikia šiek tiek atitikti tam tikrus reikalavimus. Toliau, yra, sakykime, čia yra home. Turiu kažkiek tai eurų, ar ne? Esmė yra pirkti korteles. O kiekvieną atsidarau ir žiūriu, kuri vertingesnė. O, sakykime, panašios sumos. O, kur čia dabar panašios? O, 362 ir 336. 362 ar neduoda 238, 336, biškai mažiau, bet duoda 332. Vienareikšmiškai šitą yra geresnė. Praktiškai aš netgi sumoku mažiau, o gaunu daugiau. Bet čia tik dvi aš palyginau kortelės, o kortelių yra čionai, kortelių yra lifestyle, kortelių yra business, ar ne? Reikia visas pasilyginti ir žiūrėti, kurias vertingesnės, tas ir pirkti. Plius, ar ne, sakykime, vat yra, reikia daryti 10 TikTok channel kortelių, 10 lygį pasiekti, 10 kartų nusipirkti, kad atsidarytų NFT su tokiam galimybėm. Ir čia vėl parašyta, vat. Kai kur, kas, pavyzdžiui, nepakviesti draugų, bus parašyta pakviesti draugų. Nu, va, taip pirkti korteles, viskas. Toliau, va čia. Čia pasimti būtinai kasdieną daily reward. O aš pasimiau, ateik rytoj. Kviesti draugus, ne, 10 draugų duoda milijoną. Ir paskui vėl 10, vėl milijoną ir panašiai. Tik pakvietus 10, pasiemus milijoną reikia parą palaukti, nes ta para nesiskaičiuoja. Prisijungti prie visų kanalų, čia viskas, čia labai paprasta, ne? Ir 10 draugų. Ir va tą viską padarius, ne, mes tada galim pasikelti rangą. Nebe 1 turėti, o kaip minimum 6. Va, čia pasakiau. Toliau. Draugai. Va, kur yra kviečiasi draugai. Va, 361 draugus. Yra tų draugų pilna aplinkui. Mat, ir matom visus draugus ir va, yra danguolė kažkokia tai. Ir vat, kur yra ženkliukas Telegramo, aš galiu įeiti ir, sakykime, jam parašyti kažką tai. Jeigu ženkliuko nėra, nu tai kaip ir negaliu, ne, negaliu. Va, ir kaip pasikviesti draugus. Tai jeigu Telegrame yra draugai, invite friend, ir iš karto siunčiu, vat kažkokiam tai draugui, vat danguolį, pavyzdys, ne. Va, pimt, nusiunčiau danguolį. O, čia viską net su aprašymu. Dabar, jeigu yra ne Telegrame žmogus, tiesiog kopija. Ne, va, kopiją nukopijavau ir, sakykime, tai pačiai danguolė, ne? O, tik tai čia dabar šitą tekstą, pavyzdžiui, ištrinu, pasirinkti visus ir įmetu nuorodą, va kaip netrodo. Nu, va, ir vėl grįžtu į žaidimą. Ir viskas. Ir toliau pirmą kartą, kai žmogus prisijungia, čia yra kaip kas kada bus, ar ne, įdropas kada. Ir kai pirmą kartą prisijungia, va čia promo suveda booster, nežinau, nu, galima visas didžiosios rašyti ir activate code. Ir tada nebus klaida, turėtų rodyti, kad viskas gerai, gauti 1000, tai yra 1 000 000 žaidybinių eurų. Ir pas mane jau, kadangi aš gavau, tai yra vienintelį kartą galima gauti, tai jau man tas kodas niekaip nenaudojamas. O jeigu perku paketą, yra dar ten, sakykime, pasyvių pajamų paketai, ar ne, booster, tai aš tada gaunu tų kodų kiekvieną paketą po 10 ir galiu čia visus 10 susivesti po vieną ir aktyvuoti. Ir gaunu papildomus žaidybinius eurus. Nu, va, dabar aš jų turiu tiek, mano greitis tiek, va, jau kažkiek atsistatė, vėl galiu tapinti energiją, ar ne.
Va, ir va šitas parametras yra svarbiausias. Šitas, nelaikykite balansą, nelaikykite jokios prasmės. Vat, jeigu jūs turit laiko tapinti, pasiekit bent jau 6-7 rangą, rekomenduoju. Nu, minimumas, sakykime, yra 10 draugų. Norint atidaryti visas korteles, reikia bent 35 draugų. Nu vat, viskas. O čia žiūrėkit pagal naudą kortelės. Perkat. Viską išaiškinau ir sėkmės. Tarp kitko, pasileidžia monetizavimas nuo rugsėjo pradžios. Kiekvienas NPA, o šitas bus keičiamas į bull tokenus. 10 milijonų šitas skaičiaus yra vienas bull tokenas. Tai aš čia gausiu 0,00 kažkiek tai. Vat, ir kuo daugiau čia yra, tuo daugiau bull tokenų didesnę dalį gaunam. Ir jų pagrindų mes gausim pasyvias kasdienės pajamas, arba tos bull tokenus nuo lapkričio mėnesio išėjus į biržą galėsim parduoti sėkmingai. Na va, ir viskas nemokamai. Čia rodo, kiek man liko iki milijono, kad pasiekčiau, nes per korteles galima pasiekti milijoną. Paskui bus, sakykime, per bulių kautynės dar kažkiek tai, per kažką dar kažkiek tai, čia dar bus funkcionalų didės. Taip kad šitas žaidimas ilgam, jisai ne iki rugsėjo, ne iki lapkričio, bet jis ir kitais metais veiks ir taip toliau. Taip kad nepamirškim, visiškai nemokamai pasiimti kriptovaliutą, ar ne, būtent per šitą žaidimą. Ir vat arena, ne, tai čia tiesiog laukiam. Tai ir bus bulių kautynės, ar ne, galėsit ten kautis, kas netingėsit ir papildomai išdirbinėti. Viską pasakiau. Būtinai kasdieną, daily reward. Jeigu praleisit vieną dieną, tai pavyzdžiui, jeigu aš dabar pas mane atrodo, kad rytoj bus 500 tūkstančių, jeigu aš praleisčiau šiandien, nebūčiau pasiėmęs 300, tai rytoj man būtų ne 500, o būtų vėl 500. Ne 500 tūkstančių, o 500. Reiškia, dienos praleisti negalime, nes viskas pradės eiti nuo pat pradžių. Vat, aišku, kai pasieksite milijoną, tai tada vėl prasidės nuo 500. Tiesiog ratas sukasi dar kartą. Join Telegram, čia paprasta, Dalau Smart Wallet. Tiesiog parsisiųsti, susinstaliuoti ir tada patikrinti sistemą. Pas mane čia viskas paleista. Blockchainą būtinai pasirinkam Smart blockchainą. Ne kažkokį tai prisijungti prie šitų kanalų irgi nieko nesudėtingo. Ir viskas. Linkiu visiems sėkmės. Daug bull tokenų ateityje, o dabar didinkim šitą greitį. Didinkim. Būtinai turim užeiti bent jau kas 3 valandas. Nes po 3 valandų sustoja va šitas kasimas. Tai minimum yra 3 valandos. O kai parametras didelis, tai aišku, užeinam ir kas pusvalandį, kas valandą, nes sumos jau yra ir jos, sakykime, kasasi. Ir labai greitai prikrenta pinigų, reikia juos išnaudoti. Tai pradžiai užtenka kas 3 valandas, dieną naktį, o vėliau, sakykime, jau reikia ateiti dažniau. Viskas, nežinau ką dar pasakoti. Ar siekti, 7 rangą, siekti 8, nežinau, nebūtinai, nes labai reikia balansą turėti 550 milijonų eurų, bet reiškia, kol neturiu balansą tokios sumos, aš neperku kortelių, bet tai bus savaitė kokio laiko, neapsimoka. Apsimoka tiem didinti rangus, ypatingai, kurie gali per dieną spausti visą dieną ryto iki vakaro. Tada jiem apsimoka, nes tada 8 rangas bus jau 8 eurai. Dabar 7, matote, bus 8. 9 rangas bus 9. Tai 9 kart 5, 9 eurai kart 5 pirštai ir matot, kiek vienu paspaudimu galit gauti žaidybinių eurų. O juos iš karto konvertuojat pirkdami korteles. Prišnekėjau 10 minučių. Tikrai dabar atrodo paprastai ir aiškiai, plius minus viską pasakiau. Kas neaišku, visada galit manęs paklausti. Ką, sėkmės, būsim milijonieriai.